Jo namai. Tai labai gerai. Taip, šiandien mes su Dovilu kalbiname ką? Mano tėtė. Labą dieną. Labą dieną. Ar tiesa, kad dalyvaujate automobilių lenktynėse? Taip, tiesa, dalyvauju. Kada pradėjote dalyvauti? Pradėjau, galvoju, pabaigęs Rūtų universitetą gana vėlai, gal kokie 22 metų būdamas. Aš galvoju, kad tu jau seniai lenktyniauji. Buvau keletą varžybų sudalyvavęs, gal 18-19 metų, bet taip pastoviai, nuo kurių 22 pradėjau O dalyvauti. aš noriu paklausti, ar tu kai buvai vaikas, irgi lenktyniaudavai? Vaikas lenktyniaudavo gal tik su dviračiu. Pavyzdžiui, darželyje ten būdavo kažkokių mašinėlių vidaus. Tėtis nelankė darželio. Buvo, nesąmonė. Taip jau buvo. Tai tu buvai namie, kai tau buvo 6-5 metai. 5 metai, 6 buvau namie, o nuo 6 jau išėjau į mokyklą. Tai kokią mašiną jūs lenktyniaujate? Sakėte vaikystėje dviračiai, o dabar tada kuo? Dabar automobiliais lenktyniaujam. Pradėjau su BMW, dabar su Subaru. Ne, tu pirmai lenktyniaudavai su paprastais automobiliais, o po to pradėjai su lenktyniais. O gal ir panašiai, gal Kuo ir panašiai. skiriasi paprasta mašina ir lenktynių mašina, kaip sakytumėt? Gal dydžiai skiriasi? Dydžiai, ne, iš tikrųjų nesiskiria. Ilgis gali skirtis. Mašinos ilgis. Jo. O šiaip, pirma yra saugumo įranga, sėdynės, diržai, lankai, apsivertimo atveju. Tai čia ant mašinos ar viduje? Mašinos viduje yra lankai, vamzdžiai tokie suvirinti, kad jeigu apsiverstumei, neprispaustų tavęs. Tai ten kažkas juos įdeda iš anksto turbūt. Taip. Yra specialūs meistrai, kurie to užsiema ir įdeda. Kada pradėjote lenktynių mokytis? Kaip sakė, gal Dovilas šiek panašus klausimas, bet kaip sakytumėt jūs? Čia gal šiek tiek jau ir paauglystėj pradėjau biški, bet ne lenktynėse, tiesiog biški tėvas pamokydavo. Tai gal nuo paauglystės, paskiau irgi kaip ir labai knietėjo tas dalykas, tai kaip pasakyti, mėgėjiškai kažkaip pasibandydavai, o paskiau jau pradėjom dalyvauti varžybose, atsirado bendraminčių kolegų ir visas toks būrelis kartu pradėjom dalyvauti. Tai tada, kai pradėjom dalyvauti, tada ir prasidėjo tokie didesni mokymais. Ne pačių kaip sugalvojamo, jau žiūrim kaip kolegos vyresnė važiuoja ir panašiai. O tai tada galima vadinti sportu? Žinoma, galima. Tai yra techninis sportas. Gal fiziškai nereikia būti labai stipriai pasiruošus, bet lenktynės, jeigu trunka pusę dienos, vis tiek turi išlaikyti koncentraciją, tai jeigu greit pavargsi, neišlaikysi koncentracijos, rezultatai krenta. Tai fiziškai kiek nėra, bet psichologiškai turi būti labai gerai susikoncentravęs, nes kad nepadaryt klaidos, išlaikyti koncentraciją ir... Ruošiatės? Kažkaip. Pasitreniruojam biškį. Taip. Bet šiaip kažkokio tokio, mes mėgėjiškai dalyvavom, tai gal tokio pasirašymo kažkokio stipraus nėra iš tikrųjų. Bet reikia komandos, aš supratau. Ar vienas yra lenktynininkas? Ne, čia yra ralis. Ralį važiuoja dviese. Dviese jūs? Dviese važiuoja. Važiuojam iš taško A į tašką B, tam tikrų kelių, tarkim 4 kilometrus ir miškų, tai dažniausiai būna miškas, žvyrkeliai ir važiuojant mišku, šiaip vienas važiuojant, kiek matai, tiek važiuoji. Atvažiuoji, matai posūkį, bet tu nežinai, tas posūkis daug užsisuks, smarkiai užsisuks, tai būnam 2 kart pravažiavę prieš tai, užsirašė viską ir man šturmanas sako viską. Kur suk? Jo, aš atlėkiu greitai ir matau posūkius ir aš nežinau, kiek reikia stabdyti, ar nereikia iš vis stabdyti, gal ten net nėra posūkių, tai man šturmanas tai pasako ir tai toksai turi būti koncentracija, sugebėti ne tik vairuoti, bet ir klausyti vienu metu. Girdėt, oho, tikrai užduotis. Ar genda lenktyninės mašinos? Genda, be abejo. Kodėl genda paprastas Dovilas? O todėl. O lenktynės dėl to, kad daug važinėja. Taip, daug važinėja ir labai stipriai važiuoja, jo? Labai greitai važiuoja, labai greit sukasi variklis, visi mazgai greit sukasi posūkiuose. Būna sugenda
tiesiog dėl techninių dalykų net laiko. O būna kartais padaro vairuotojas klaidą, gali kabinti kokį akmenį, gali išlėkti iš kelio, panašiai. Tai pramuš gali ratą dažnai. Kelias būna prastas, daug automobilių, jeigu būna pravažiavę. O būna avarijų? Būna. Nebūna ralio be avarijų. Nebūna. Karjeroj. Pasakysiu, kaip gali būti per lenktynes avarija. Tėtis dar čia yra. 2 mašinos atsimuša. Ir tėtis po tą avariją negali pravažiuoti. Tai kodėl? Buvo tokia Buvo situacija. tokių situacijų, kad prieš jūs susidūrė mašinas. Viena mašina buvo kalniukas, nuo kalniuko buvo posūkis. Ir turi užsirašyti, nes tu greit atvažiuoji, jau turi prieš kalniuką stabdyti. Gavos, kad jau kalniuko viršų jau negali stabdyti. Jau mašina būna atsipalaidavę, vos ne ore. Ir viena nulėkė apsivertė, antra nulėkė vėl apsivertė. Ir aš atlėkiau tada per kalniuką. Ir jau aš tarp tų 2 mašinų vieną bum atsimušiau biškį, bet nieko nebuvo, atbulas išvažiavau. Ir toliau nulėkiau. O kokie būna apdovanojimai? Ar būna lenktynės? Žinoma, būna. Viešpatie! Būna apdovanoja pirmas 3 vietas. Pirmas 3. Jo, skirtingose klasėse automobiliai yra suskirstyti. Tai daugiau tada yra Jo, apdovanojimų. taip. Bet stipriausias apdovanojimas yra medalis arba... Taurė. Taurė gali būti ir medaliai, ir taurės. Taip. Automobiliai suskirstami į tam tikras klases pagal galingumą. Ir kiekvienos klasės nugalėtojas laimi po Ar taurę. buvo jums, kad gavote apdovanojimą? Aš beveik visą laiką gaunu apdovanojimą. O reikia į lenktynės nuvažiuoti su kita mašina, ar ta lenktynė negalite? Galima su abiem. Galima bet kokia mašina naudoti. Nebūtinai lenktyninė. Kaip jūs darote, Vytautai? Geriausia yra ant priekabos nusivežti sportinę mašiną su paprasta mašina. Nes sportinė mašina garsiai burzgia, kriokia, joje nebūna smagu važiuoti. Taip, daug benzino eikvoja. Tai geriau yra nusivežti. Ir tenai susirašom trasas pradžiai, tai susirašom su paprasta mašina. Tyliai, ramiai, patogiai. O paskui jau lenktyniaujam su lenktyninė. O skiriasi padangos, pavyzdžiui, lenktyninės mašinos ir va jūsų, kurią važinėjate Taip, šiandien. skiriasi, kadangi važinėjame mes asfaltu kiekvieną dieną, Taip. o ten važinėjame miško keliais, žvyrkeliais. Tai ačiū Jums, labai malonus pokalbis.